Sveiki, mėlyjei. Čia laida Elta Kampas ir šiandien su jumis sveikinusi aš, Elta verslo žurnalistas Vygantas Tuzas, o studijoje su mumis Tarptautinės transporto ir logistikos alijanso generalinis direktorius Povilas Dižas. Sveiki, Povilai. Sveiki. Taip, tai nepaisant to, jog jau kelis mėnesius tęsiasi ta situacija, viena svarbiausių aktualijų vežėjų ir šiaip logistikos sektoriuje išlieka ta situacija Baltarusijoje ir užstrigę vilkikai, puspriekabės. Tai šioje šiaip situacijoje atrodo, kad dedant į tą tokį vaidmenį užsiėmė asociacija Linava, bet man įdomu iš jūsų asociacijos pusės, kaip jūs dabar vertinate tą situaciją ir šiaip jūsų vežėjai, su jumis asocijuoti vežėjai, kaip dabar jūs sekite visą tai? Žinot, dėl to teiginio, kad kažkokia asociacija prisėmė kažkokį didesnį vaidmenį, mes įvertinam irgi, taip sakykime, konservuotai dėl to, kad ne vaidmenį turbūt yra esmė yra klausimo sprendime, nes kokius metodus ar kokius žingsnius darai spręsdamas klausimą, tai yra, čia turbūt yra tas rezultatas. Tai kalbant apie pačią situaciją, šiandien situacija yra tokiam ceitnote. Vilkikai visi ten stovi, kiek jų yra sustatyta, vyksta diskusija, vyksta ginčas tarp suinteresuotų šalių apie skaičių, koks yra tas tikrasis skaičius. Taip. Mes, aišku, galime sakyti tik nuo savo asociacijos, mes nuo savo viso valdomo beveik 46 000 vilkikų parko turime 300 vienetų transporto priemonių, kurios yra įstrigusios kitoje sienos pusėje. Tai situaciją mes tą vertinam taip, kad yra įstrigęs mūsų turtas dėl sprendimų, kurių mes nepriėmėme. Vyriausybė sako, kad vos ne patys vežėjai kalti, kad apskritai ten važiavote. Mes į tą teiginį sakome, kad mes važiavome pagal vykdami ir vadovaudamisi tuo reguliavimu tą situaciją, kokia buvo galima, o niekas nedraudė važiuoti per Baltarusiją į Centrinę Aziją ar į tolimesnius kraštus. Leidimai vežti krovinius į trečiąsias šalis yra išduodami ir tu gali tą daryti nors ir dabar. Taip. Kad kažkas, nesuvaldė pačios situacijos, čia yra kitas turbūt klausimas, kad galbūt kažkur trūko komunikacijos, galbūt trūko perspėjimų konkretesnių, o ne pasakyti, kad tai buvo rizikinga važiuoti apskritai ir maždaug patys vežėjai turėtų suprasti, tai čia mes manytume, kad nėra šiandienai teisinga, bet tai yra jau praėjęs etapas. Dabar sakyti, kas ką padarė, kas ko nepadarė, yra faktiškai neteisinga dėl to, kad situacijos tai nesprendžia. Taip, o kaip dabar? Dabar situacija, sakykime taip, kaip ir aš paminėjau, yra status quo toks, kad tie vilkikai ten stovi ir kažkokie veiksmai yra daromi, kuriais lygis, aš negaliu to pasakyti, bet kad komunikaciniai veiksmai, tai turime ne viešųjų ryšių, o bendradarbiavimo, be komunikavimo su ana pusė vyksta, mes tą informaciją iš mūsų vyriausybės turime ir tam tikri veiksmai kažkokie yra daromi ir siekiama to tikslo, kad sumažinti tos galimus nuostolius ir bent kažkokią dalį transporto priemonių iš ten ištraukti. Tai tas procesas jis vyksta, nors norėtume, aišku, kad jis vyktų greičiau, bet jis yra, sakykime, taip eigoje dabar. Aha, bet šiaip anksčiau, pavyzdžiui, asociacija Linava, jinai kritikavo vyriausybę dėl tokio kaip ir nepakankamai prisiemamos tos tokios lyderystės tam klausimai ir kad tiesiog nepakankamai yra bendraujama dėl to, kas yra daroma tuo klausimu, kad susigrąžintos vilkikus. Tai kaip, pavyzdžiui, jūs dabar vertinate tą vyriausybės darbą, kaip jiem sekasi imtis tos iniciatyvos ir ar tos priemonės, kur dabar yra imamas iš jų pusės, ar jos veiksmingos ir kaip šiaip bendraujama su jumis? Pati pradžia, tai aišku, mes irgi galime patvirtinti, kad, kaip ir sakiau, trūko informacijos, trūko konkretumo, trūko iš ankstinės informacijos, turbūt, kad situacija būtų apskritai, jos net nebūtų arba jį būtų suvaldyta, nes mes matėme įvairiausių pranešimų iš vyriausybės pusės, kad jie modeliavo, jie žino, kaip tai dabar bus, jie žino, ką daryti, bet, kaip parodė situacija, nėra plano, ką daryti, dėl to, kad situacija yra nepasikeitus. Šiandien dienai mes tam tikrus veiksmus darome, bandome ieškoti tų variantų, tai kad komunikacija su vyriausybėmis iš mūsų pusės tai tikrai vyksta. O jūs užsiminėte apie tą, kaip čia, nesusitarimą dėl skaičių, tokį nesutikimą, tai pavyzdžiui, muitinė dabar, jeigu neklystu, gruodžio mėnesį buvo pateikusi duomenis, kad jie skaičiuoja, jog bendrai tų transporto priemonių įstrigusių Baltarusijoje apie 200-185, jeigu neklystu. Linava dabar neseniai buvo savo skaičius pateikusi, tai jų nuomonė ten yra bent jau 1000 puspriekabių ir vilkikų ir gal net dar daugiau. Jūs taip pat sakot, kad jūsų asocijuotų įmonių yra 300. Iš kur atsiranda tas toks neatitikimas tų skaičių? Kodėl taip neišeina susitarti dėl to? Todėl, kad statistika yra toks dalykas, kur patogesnis skaičius, sakykime taip, tokius galiu pateikti.
Čia grubiai tariant, bet iš tikrųjų problemą mes nustatėme, supratę, kai prasidėjo visa situacija, kad niekas neturi tikslų skaičių. Nei vyriausybė, nei valstybės institucijos, nei pasienio apsauga, nei muitinė neturi tikrų skaičių, nes kontrolės tokios, kad suskaičiuoti, kokių transporto priemonių yra, kokios grįžo, kokios išvažiavo, per kokius punktus per Lietuvą ar Lenkiją ar Latviją išvažiavo, to pasakyti niekas negali. Iš vežėjų pusės, iš vežėjų perspektyvos mūsų yra per 7 000 įmonių operuojančių Lietuvoje, tai yra turinčių tarptautinio vežėjo licenciją. Iš tų 7 000 įmonių nedidelė dalis, apie 20% vykdė pervežimus rytų kryptimi. Koks tiksliai skaičius, transporto saugos administracija turi tokius skaičius. Kokios transporto priemonės ir kiek išvažiavo, tai galutinai, aš kaip supratau, tas skaičius jis apsistojo ties 1000 transporto priemonių. Muitinės skaičiais jie sakė, kad jie mato, berods jie tikrino per kameras įvažiavusius, išvažiavusius. Klausimas, ar jie mato lenkišką pasienį, kuris įvažiavo, išvažiavo. Tai čia tie skaičiai, jie tokie reliatyvūs dėl to, kad kas apie juos šneka, tas ir tą turi informaciją. Mes sakom nuo savęs, mes turim 298 transporto priemonės, kur mūsų nariai mums yra pateikę tos skaičius. Mes jais tikime. Nes nariams, sakykime, įmonėms sakyti, kad tie skaičiai yra mažesni, didesni, nėra jokio tikslo dėl to, kad tai yra jų turtas, tai yra turtinis vienetas, kuris ten yra stovintis. Tai dabar tu gali pridėti skaičių ir institucijos kažkada vis tiek sugrįš ir sakys, pateikite dabar dokumentus tiksliai ir mes nepateiksime. Tai čia sakyčiau, yra žaidimas tam tikras, buvo iš pat pradžių dėl informacijos trūkumo turbūt, nes vežėjai ne visi irgi patikė informaciją, institucijos tą informaciją lygiai irgi turėjo, bet pasirodė, kad neturi. Tai mūsų matymu mes vertintume pagal tai, ką mes turime iš vidaus, informacija yra apie 1000 transporto priemonių tikrai. Kas yra kažkur toliau, sunku pasakyti. Bet vėlgi diskusija yra pati nukreipta, sakykime, taip neteisinga linkme. Visi diskutuoja apie tai, kad vežėjai neturi skaičių arba vyriausybė neturi skaičių ir visi kažkaip pradeda šnekėti apie skaičius. Mes šnekėkime apie pačią situaciją, ką dabar reikia padaryti, kas yra dabar ir daroma ir apie tai, kas bus toliau, ką mes toliau darysime. Reiškia dabar, jeigu tos transporto priemonės sugrįš į Lietuvą, mes važiuosime ten ar nevažiuosime, ar bus įvesti kažkokie draudimai, kad nebegalima važiuoti, ar draudimų nebus, nes yra vykdomos tarptautinės sutartys dėl leidimų apsikeitimo ir pervežimai į Centrinę Aziją toliau vyksta, bet jie privalės vykti per kažkokią kitą logistinį koridorių, ar ne? Jeigu per kitą logistinį koridorių kažkas važiuos dėl to, kad jis yra daug ilgesnis, daug brangesnis, jokie klientai nepirks to užsakymo važiuoti per Turkiją, kaip pavyzdys į Centrinę Aziją. Tai ką daryti su tuo reikės klausimų toliau, čia yra atviras klausimas, dėl to, kad Lietuva šiandien dienai rizikuoja ir jau ką mes matome dabar, tai yra išsitrinti save iš to logistinio žemėlapio, tai yra iš to vadinamo šiaurinio koridoriaus tranzito kelio, dėl to, kad dabar visą srautą, visus atvežamus pinigus, mokesčius, terminaluose, muitinės mokesčius dabar susirenka Latvija ir Lenkija ir viskas. Ir to šalis dabar iš to pelnosi, nes Centrinės Azijos, Kinijos srautai Europos Sąjungoje yra dideli, labai dideli ir mes tiesiog prarandame čia šitą savo dalį. Tai apie tai reikėtų turbūt kalbėti vėliau kažkada, kokia yra mūsų politinė perspektyva, ką mes su to darysime. Ar vežėjams bus politinis signalas, kad jūs galite toliau čia operuoti, bet savo riziką, ar jūs negalite operuoti ir tada kodėl negalite operuoti tam koridoriui ir jeigu operuosite tam koridoriui, kas tada nuo to bus. Yra klausimų tokių, kur atsakymų šiandieną niekas pateikti negali. O kaip šiuo metu, ar vyksta tas tranzitas dabar per Baltarusiją? Tai kaip mes matom iš viešų pranešimų, kad yra vežėjai, kurie važiuoja. O su jumis asocijuoti vežėjai vežioja? Ne, mūsų įmonė šiandienai, mano žiniomis, kurios turi savo strigusių transporto priemonių, tai tos, kaip suprantu, dabar nevažiuoja ir ten neberizikuoja tais dar papildomais kažkokiais turto vienetais. O šiaip dabar ta rizika, kad dabar, pavyzdžiui, galėtų Baltarusija priimti taip ekspromtu labai tokį staigų sprendimą ir sakyti, kad dabar vėl šitas transporto priemonės konfiskuoti, kaip čia, sustabdyti. Apie tas esamas, kurios galėtų būti konfiskuotos, vėlgi čia yra jų turbūt sprendimai, mes tos informacijos nevaldome, neturime informacijos, ką jie masto, yra įvairių gandų, kad jų konfiskacija greitai vyks, kiti sako, kad konfiskacijos dar greitai nevyks, tai sunku yra tą pasakyti, nes mes tos informacijos tikros nevaldome. Ir dabar, kaip ta valstybė nuspręs, koks bus priimtas sprendimas, net neįsivaizduojame šiandienai. Tai visko gali būti, aišku. O šiaip ta Baltarusijos kryptis vežėjams, jinai yra tokia patraukli paprasčiausiai dėl to, nes tai yra koridorius į Centrinę Aziją, ar kažkiek to, kaip čia tų krovinių, to turto, kaip čia... Yra visaip. Juk, žinot, yra 3 dalis. Yra sankcinė dalis, kur tu negali dalyvauti sankcinio režimo apėjime, arba tu tada pažeidi sankcijas ir tu veži kažkokias sankcinės prekes, bet mes apie tai nekalbėkime, nes jeigu yra tokių
vežėjų ar tokių verslų, kurie tai daro, tai yra jų klausimas, yra jų rizika, mes šnekėjome apie tos, kurie nedaro to sankcijų apėjimo, tarkime, nes kaip mes dabar turime informaciją iš tų vilkikų, kurie sulaikyti ten, tai nebuvo sankcijų apeidinėjimas, tai buvo arba tranzitų važiavimas, arba yra prekių vežimas, kurios nepatenka į sankcinius sąrašus. Ar tai Baltarusijos kryptis, ar tai Rusijos, sunku pasakyti, bet jeigu tai yra, bet tai nėra sankcinis režimas, kuris apeinamas. Didžiausia dalis tai yra važiavę, kurie vyko tranzitu iš Centrinės Azijos arba į Centrinę Aziją. Arba iš Kinijos veža krovinius, mūsų mėgstamus e-komercijos, internetinės prekybos krovinius, kur važiuoja vilkikai prikrauti tūkstančių mažų užsakymų mūsų, kaip sakant, regionui arba į Belgiją, arba į Beneliukso šalis vežamos yra prekės. Tai dėl to ta šalis, geografiškai yra patraukli, dėl to, kad yra greičiausia ir artimiausia kirsti ir patekti į Europos Sąjungą. Aš kaip ir minėjau, tas vidurinis, sakykime taip, koridorius iš Centrinės Azijos vykti į Europos Sąjungą per Turkiją, kirsti dvi jūras, Juodąją ir Kaspijos, yra ilgas, sudėtingas, brangus ir joks klientas nenori mokėti pinigų už tokio ilgio ir tokios kainos pervežimą. Taip. Tai dabar noriu pasakyti, kad jeigu iš Centrinės Azijos, žiūrėkime, iš tos pačios Kinijos keliauja prekės, dabar vežėjams yra daug patraukliau tiesiog į Europą įvažiuoti per Latviją, Estiją. Taip, nes sienos yra atviros per Latviją, ar Estiją, ar Lenkiją. Lenkija dabar iš tikrųjų, kai mes priėmėme tos sprendimus, kad nors fiziškai šiandien siena yra atidaryta, bet de facto visi supranta, kad per ten važiavimas yra sudėtingas ir tie, kas važiuoja, turbūt šiek tiek rizikuoja, bet didžioji dauguma nevažiuoja. Tai visi, vyksta srautai, dabar prekių vyksta per Lenkiją. Ir Lenkai tą labai, puikiai mato, jie pasinaudoja tą mūsų, sakykime, tokio politinių sprendimų iš mūsų pusės. Ir jie tos srautus puikiai kontroliuoja, netgi padidinę yra pralaidumą pasienio, taip kad jie supranta, kad tai yra prekybos kelias ir jie naudosis tą situaciją. Jų berods premjeras, kai vyko tas krizinė situacija pas mus čia Lietuvoje, kai ta siena buvo uždaryta, jie pranešė, kad mes įvertinę esame ekonominį poveikį ir mes atidarom sienas ir viskas. O nežinau, ar vis tiek turbūt kažkokį kontaktą palaikote su užsienio partneriais kažkokiais, ar iš jų nejaučiate kažkokio nerimo, ar nežinau, kaip jie prisiema tada tą riziką, ar jie nejaučia nerimo dėl to, kad gali tiesiog jiems įvykti tas pats, kas įvyko Lietuvai šioje situacijoje? Sunku yra tą pasakyti, mes apie tai nesam kalbėję su užsienio vežėjais, tarkime, kaip jie darytų. Jie sako paprastai, ypač Lenkijos vežėjai sako, kad mūsų vyriausybė padarytų tokius sprendimus. Yra mažai tikėtina, nes kai buvo sienos uždarimas įvykęs Lenkijoje, vežėjai apie tai žinojo, buvo tiesiai pasakyta, man atrodo, 72 valandos iki to, kad siena bus uždaryta ir tada arba spėti išsinežinti iš ten arba nespėti. Mes apie tai sužinojom iš spaudos, kad gali būti uždaryta siena. Tai čia yra skirtumas. Bet kalbant apie užsienio klausimą, reikia kalbėti apie užsienio klientus, kurie veža prekes iš Centrinės Azijos naudodamisi mūsų paslaugomis. Yra vakarų klientai, yra Belgijos, Olandijos, Prancūzijos įmonės, kurios veža prekes iš Kinijos arba iš Centrinės Azijos arba į Centrinę Aziją naudodamisi mūsų paslaugomis. Ten patikimumą mes prarandam ir jie lietuvių tiesiog dabar nebesamdo, sako, su jumis yra sudėtinga šitam koridoriui dirbti ir mes tiesiog pasirinksime Lenkų vežėjus ir Lenkai tiesiog po truputį perima šitą rinką iš mūsų. O įsivaizduojate, kiek mes dabar netenkam, pavyzdžiui, taip nuo tokių jau prekybinių, tiesiog kokie tokie yra nuostoliai? Yra grubus skaičiavimas, pagal vertinus visą kelių transporto apyvartą, kiek mes turime, tai rytai sudarė mūsų skaičiavimus apie 100 milijonų eurų apyvartą per metus. Ir dabar, dėkime, dabar jau 5 mėnesius tęs šitą situaciją, tai mes taip apyvartos netekom, dėkime, apie 50 milijonų. 50 milijonų tai drąsiai, bet, sakau, čia yra rezultatas to viso klausimo gali būti tęstinis ir jis gali užtrukti ilgiau, bet yra sunku patikti skaičiavimus dėl to, kad mes vertinam tik tai rytų kryptį, bet kiek pervežimų vyksta ES viduje, kai, tarkime, atvyksta prekės į Lietuvos terminalus, yra perkraunamos ant Europoje registruotų vilkikų ir kiek dar ES vilkikų ir vežėjai naudojasi šitą distribucijos to kanalu, kai prekės yra distribucinamos išvežamos po ES, mes to negalime suskaičiuoti, nes tai yra neįmanoma. Bet grubų skaičiai yra nuo 100 milijonų, aš sakyčiau. O šiaip dar vis tiek įdomu, Linava yra teigusi, kad Baltarusija yra įstrigusi ne tik Lietuvos vilkikų transporto priemonių, bet yra ir kitų ES šalių nukentėjusių nuo to. Gal jūs žinote, kokios šalis taip pat yra nukentėjusios? Ne, negaliu pasakyti, mes turime informaciją tik apie Lietuvos transporto priemonės su lietuviškais registracijos numeriais, kitų šalių tikrai neturime informacijos, tik esam pastebėję, matę pačiu pradžioje, kad krovinių atvyksta pasimti į mūsų šitą regioną, jau čekiški numeriai, olandiški numeriai, ko niekada nėra buvę. Bet ar šitų šalių transporto priemonių yra ten įstrigusių, tikrai nepasakysiu. Aha.
Linava dabar, pavyzdžiui, skaičiuoja 22 milijonus tokių, kaip čia, grinai kalbant apie turtinių tų nuostolių, būtent dėl tų vilkikų. Jūs sakot, kad transporto priemonių yra įstrigusių apie 300. Įsivaizduojat, koks čia maždaug yra nuostolis šitoje vietoje turtinis? Čia reikia skaičiuoti, nes aišku, reikia žiūrėti, kokie yra vilkikai, kokios jų yra vertės ar puspriekabės, bet, grubiai, sakykime, taip sąstatas gali kainuoti priklausomai koks amžius, nuo 50 tūkstančių iki 100 ir plus tūkstančių eurų. Tai tą suskaičiuoti galima, tai vien mūsų, sakykime, taip, asociacijos gali būti nuostoliai praradimai apie 30 milijonų eurų. Tai va, tai asociacija kita, kuri teikia skaičius, jie turbūt daro skaičiavimus iš savo pusės. Taip. Mes tų turtinių vienetų vertės irgi esame viduje pasidarę tokius darbus, mes skaičiuojamės viduje, bet čia yra tik tai, sakykime, taip geležies vertė. Yra kita dalis, tai yra sąskaitos, kurios bus išstatytos už parkavimą. Taip, aš norėjau paklausti, tie 120 eurų mokesčiai čia yra realus dalykas. Kol kas atrodo, kad tai yra realus, tarsi nuo to kita pusė neatsitraukia. Tai kai bus tos sąskaitos išstatytos ir bus reikalaujama arba susimokėti, arba palikti transporto priemonės, tada ir paaiškės, kokio realumo, sakykime, laipsnio yra šitas klausimas, bet tos sąskaitos jos yra išstatomas, mes jas matėme, jos yra atsiunčiamos. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi grįžtant prie to, kaip situacija, jeigu ir išsispręs, kas bus toliau, jeigu mes paliksime tas transporto priemonės ten, ir nebus jokio nei europinio, nei Lietuvos kažkokio draudimo vykti per tą šalį tranzitu ar ne kažkur kitur, kas bus tada, kai tos įmonės, tarkim, prims sprendimą, kad jos važiuos per ten ir jų transporto priemonės yra sulaikytos, kai kurios jau Baltarusijoje. Gali atsitikti taip, kad baltarusai sakys, žiūrėkit, dabar sustokit su tom, su kuo įvažiavot ir susimokėkit už tas, kurios stovi. Yra daug tų variantų, kur mes negalim nuspėti. Reiškia, įmonės turės uždaryti tą kanalą apskritai, net turbūt su lenkišku parku nebegalės vykti per Baltarusiją, nes bus greitai atsekta, kieno tai yra automobiliai. Tai yra daug tokius grandininės reakcijos, kurios, į kurią atsakymų niekas šiandien turbūt nežino ir kaip situacija pasisuks, irgi mes negalim pasakyti. O tai, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, ar Lietuvos vežėjams, mūsų bendrovėms, ar apskritai yra tokia reali opcija, kad gal tiesiog vertėtų, kaip čia net atsitraukti nuo tos pusės logistikos ir tiesiog labiau koncentruotis į šiaurę, pavyzdžiui? Į šiaurę sudėtinga gali būti dėl to, kad, Skandinavija, mes operuojame Skandinavijoje, tai visos Skandinavijoje dirbam daug, pervežimų darom daug. Bet kai prasidėjo karas, labai didelė dalis vežėjų persiorientavo. Jeigu iki karo mes turėjome Rusijos rinką apskritai, buvo 10-tuke Lietuvos pervežimų rinkų. Tai šiandien turbūt jinai yra kažkur 50-tuko gale ir apskritai tos rinkos kaip tokios nėra. Tai per 4 metus persiorientavimas įvyko, bet kaip mes pamatėme iš visos šitos situacijos, kad ir maža dalis, kad ir keli šimtai turbūt įmonių iš 7000, pervežimus dar tą kryptimį vykdė. Tai ar tai yra galiojantis kontraktai, sunku man pasakyti yra. Bet pervežimai buvo vykdantis, tą kryptimį. Jeigu kalbant apie tranzitą, čia yra sudėtingesnis klausimas, kur turi įmonė, priimti sprendimus ir sakyti, mes turime atsisakyti darbo su Centrinė Azija, kai tiek mūsų institucijos, tiek ES dabar yra politinis dėmesys tam regionui ir kaip tik skatina prekybą su jais, kaip tik skatina investicijas, kaip tik skiria 10 milijardų eurų transporto infrastruktūros gerinimui, kad pralaidumas iš tos Centrinės Azijos į ES būtų greitesnis ir geresnis. Ir tada Lietuva sako, mes atsisakome darbo su šituo regionu vien dėl to, kad mes negalime pravažiuoti pro Baltarusiją. Čia yra filosofinis klausimas, kur mes sakytume, politikai turi tas gairias nustatyti. Ar kažkas įdrįsta padaryti, mes lauksime, nes bus iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti, kaip sakau, kad visa ES skiria milijardus ir transporto politika eina link to, kad su Centrinė Azija reikia kooperuotis, dirbti ir greitinti pralaidumą ir tos kelius pagreitinti. Mes tada atsitraukime ir sakysime ne. Tai tada ir Lietuvos yra toks pasirinkimas ir rinkos praradimas ir tų milijonų, kurie plaukia iš tos pusės, atsisakymas, nežinau, atviras klausimas. Taip. O dar kalbant, kad apie tos nuostolius turtinę žalą, jeigu dėkim, jūs suskaičiuotumėme apie 30 milijonų eurų nuostolį, Linava skaičiuoja 22 milijonus, sakykim, dar prisideda tie mokesčiai, kurie galimai bus pritaikyti jum. Jeigu mes nesugrąžiname tų vilkikų galiausiai, ar dar regite ar dar realia galimybė laikote tai, kad mes sugrąžinsime tos vilkikus? Ir jeigu nesugrąžiname, ar dar įsivaizduojat, kad kažkaip, ar europinė kažkokia priemonė, ar valstybės priemonė, ar kažkaip bus kompensuota už tai įmonėms ir tiesiog kas įvyks dėl to?
Na, dėl to sugrąžinimo aš turbūt nieko nepasakysiu, dėl to, kad tikrai neįsivaizduojame, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks. Kas bus toliau, kaip ir minėjau pradžioje, klausimas yra dabar diskusinis su mūsų vyriausybė, ką mes darome toliau. Tas koridorius mums reikalingas ir nereikalingas. Tie praradimai, kuriuos mes patyrėme ne dėl savo veiksmų kažkokių aktyvių dėl to, o dėl vyriausybės priimtų sprendimų, jie bus kompensuojami viena ar kita forma, ar tai piniginė ar ne, klausimas vėlgi atviras. Mes matėme, kad ir kita asociacija pasikreipė ES komisiją su klausimais, kas dabar bus ir kaip dabar elgtis, ir turbūt pagalbos prašymas traukti šitą klausimą sakykime, taip, iš tos situacijos, kuris dabar yra, ir kalbėti apie kažkokias kompensacijas. Tai matysime, čia yra tik ateitis parodys, bet vienokie ar kitokie veiksmai turės būti, ar tai ta forma kompensacinė finansinė, ar kažkokia kita, ji turėtų būti. Mes tą po tos pozicijos laikome, kad tai nėra, mato, tai vyko klausimas, šita situacija vyko ne dėl mūsų kaltės, mes tą laikomės tvirtai ir ne mes užsidarėme tenai. Mūsų uždarė dėl sprendimų, kurios priėmė mūsų vyriausybė. Ir dabar, kaltų ieškoti nenorime, bet kažkokia atsakomybė kažkam turi būti. O dar kalbant apie tą kreipimąsi europinių lygių iš Linavos, ar jūs nesijungėte prie to kreipimąsi kažkaip? Ne, mes neprisijungėme. Aha. O nežinau, kodėl šiaip gal jūs kažkiek atrodo, kad kaip asociacija atsiribojate nuo Linavos, nuo šiaip kitos asociacijos veiksmų, nuo to, ką jinai dabar, pavyzdžiui, kreipėsi Europos komisiją, apskritai dėl tų skaičių, taip pat tokios skirtingos šiek tiek pozicijos ir viešoje erdvėje atrodo, kad mažiau komunikuojate apie tai negu Linava. Nežinau, kodėl priimtas toks sprendimas, kodėl taip, nežinau, tokio... Ne, čia sprendimo nebuvo priimta, čia tiesiog situacija taip susidėliojo ir viskas, mes matome savo, sakykime taip, strategiją, savo kelią, kaip mes klausimus sprendžiamės, kitos asociacijos, jos mato savo veiksmų kažkokį planą, kaip jos sprendžia tos klausimus. Lietuvoje yra 4 berods asociacijos, kurios vienyje vežėjus. Kiekviena įmonė, kur yra to kiekvienoje asociacijoje, įvertina tai, kaip ta asociacija kažkokius veiksmus daro, kaip jį komunikuoja, kaip jį sprendžia klausimus. Tai mūsų šiuo atveju nebuvo kažkokio pasirinkimo specialaus padaryto, mes tiesiog savo vadovybės lygmenių darėme taip, kaip mes įsivaizduojame yra tinkama daryti ir viskas. Ir čia turbūt tik tai tas iš išorės atrodo galbūt toks išsiskirimas, kad kažkas daugiau komunikuoja, bet dėl, žinot, komunikuoja dėl kažkokių tai tikslų. Tai mes vertinam, kad komunikacija aktyvi konkrečiai šituo klausimu, kai situacija nėra Lietuvos, situacija yra geopolitinio konteksto labai jautraus, mes manėme, kad to nereikėtų daryti. Kita asociacija mano kitaip. Tai čia yra toks, sakykime, tai tiesiog veiksmų išsiskirimas, bet tai nėra kažko giliau daugiau. Tarp mūsų politikų dar buvo šiaip kalbama ir apskritai Baltarusija to taip pat reikalavo, to bendravimo politinių lygių dėl to, kaip čia tų konfiskuotų, dar nekonfiskuotų, sulaikytų tų vilkikų. Kaip jūs manote, ar šitoj situacijoje vertėtų jau Lietuvai svarstyti kažkokių ar susitikimą viceministrų lygių, ar prieš kokį oficialų bendravimą, ar mes dar kažkaip galime išsiversti be to? Aš neturiu, matot, visos pilnos informacijos, kokie yra reikalavimai iš vienos ar kitos pusės. Mes tik ką žinome, aišku, iš viešosios erdvės, kad viena pusė nori aukšto politinio lygio, kita pusė sako, kad aukštas politinis lygis nėra tinkamas šitam klausimo sprendimui. Mes šitame konkrečiame sprendime, kas susitikti su kuo turėtų, nedalyvaujame, tai negaliu pakomentuoti. Mūsų, aišku, iš verslo perspektyvos mūsų pozicija yra tokia, kad kažkaip, kaip jūs norite, jūs turite susitarti ir spręsti tą klausimą, nes ten yra įstrigęs mūsų turtas. Tai tokia turbūt ir yra mūsų pagrindinė žinutė, kas ten važiuos ir kokiam lygiai, mums nėra šiandieną turbūt aktualiausias klausimas, bet politikams tai yra aktualu ir ten, kaip ką tik sakiau, įsijungia turbūt daug jautresni geopolitiniai klausimai, dėl kurių tam tikri sprendimai ar iš mūsų, ar iš jų pusės, iš kitos pusės yra padaromi. O dabar jau apskritai šiaip kalbant apie situaciją logistikos ir vežėjų sektoriuje, vis tiek pasaulyje, kaip ir pats ką tik sakėte, kad krato įvairios geopolitinės įtampos, tęsiasi karas Ukrainoje, dabar kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose nuaidėjo. JAV tai savo muitais spaudžia šiaip viso pasaulio ekonomiką iš esmės. Kaip dabar visame šitame tokiame, net nežinau, košėje pasaulinėje, kaip dabar sekasi vežėjams, Lietuvos būtent vežėjams laikytis ir nežinau, kokios problemos jūs dabar kamuoja labiausiai? Na, aišku, tos žinios, kas čia dabar vyksta su artimaisiais rytais, toks, lyg atrodytų, kad konkrečiai vežėjų mūsų kaip po tokių labai tiesiogiai paliesti negali, bet per visą logistinę grandinę poveikis bus jaučiamas. Išilgėja tranzito keliai,
laivų atvykimas vėluoja, uostai užsidarė, laivai švartuojasi jūrose, su prastovom neaišku, kada prisišvartuosi uostus, kada atvyks kroviniai, konteineriai ir panašiai. Ir per visą logistinę grandinę tada įvyksta toks neigiamas efektas ir tada mes tie, kurie dirbame, kaip pavyzdys, vežėjai, kurie distribuciją užsiema ir konteinerių pervežimų iš uosto ir uostus, jie tiesiog stovi ir laukia. Tai tada tas pasimato tas neigiamas efektas ir mums. Tai šito kol kas šiandien dienai, per kelias dienas dar sėjame to vykstančio karo krizės artimuosiuose rytuose dar nepajutome, bet turbūt, kad pasijus kažkada. Bet siauresnėme kontekste, žiūrint ES perspektyvoje, tai operuojame visai, sakyčiau, neblogai. Krovinių yra, mūsų didžiosios įmonės turi kontraktinius krovinius, kurių pervežimus vykdo ir tos spotinius pervežimus yra, kai kroviniai yra perkami ir remami, sakykime, iš biržų, tai krovinių yra. Su pagrindinė turbūt problema, su kuria susidurėme mes, bet ir nebe tik Lietuvos vežėjai, bet ir ES kitų šalių vežėjai, tai yra žmogiškiai ištekliai. Lietuvoje mes turime problemą, kad mes turime 1 400 000 dirbančiųjų žmonių asmenų apskritai. Ir tas 1 400 000 faktiškai yra tas skaičius, kuris išlaiko ir pensinio amžiaus mūsų seniorus, moka pensijas ir suneša pinigus ir mūsų visą bendrą vidaus produktą ir veža mūsų tą ekonomiką. Transporte mes turime per 150 000, faktiškai 10% dirbančiųjų iš viso Lietuvos dirbančiųjų to pūlo, baseino yra dirbančių transporte. Vairuotojų mes turime iki 90 000. Ir užimame 3. vietą ES pagal operacijų skaičių. Tai Lietuva yra išsikovojusi per 30 metų savo vietą ES ir užima tikrai nemažą ženklę ES rinkos dalį. Ir dabar mes kartais, metų bent jau pradžioje mes matėme, kad mes turime riziką nukristi 4. vietą, tai yra mus gali aplenkti bulgarai ar, tarkim, rumūnai, kurie turi kitą pranašumą. Jie turi žmogiškųjų išteklių skaičių daug didesnį. Vienoje šalyje gyvena 18 milijonų, kitoje 9 milijonų gyventojų. Tuo tarpu pas mus Lietuvoje mes turim 3 tik tai milijonus gyventojų likusius. O konkuruoti turime europinių ir pasaulinių mastų su didžiųjų šalių vežėjais, kurie turi galimybę pritraukti talentų iš vidaus rinkos arba iš trečiųjų šalių. O šiandienai Lietuvos klausimas yra, kad mes iš vidaus rinkos pritraukti žmogiškų išteklių neturim galimybės, nes jų tiesiog nėra. Transporte turbūt norint, kad užpildyti visą mūsų poreikį vien vilkikų vairuotojų, turėtų kas 4., kas 5. žmogus dirbti vilkiko vairuotojų. Tai šiandieną jaunimo perspektyvą, jaunimo matėme, tai nėra ta profesija, kurią jie norėtų pasirinkti. Dėl įvairiausių priežasčių, vieni sako, dėl finansinio klausimo, mes sakome, tai nėra finansinis klausimas. Finansinį klausimą tu gali spręsti, bet yra padaryta daug tyrimų, kai atlyginimai yra dirbtinai pakeliami, bet dėl to žmonių daugiau neatsiranda, nes yra profesija tokia tiesiog imli laikui, nežinau net kaip tai reikia įvardinti, bet jaunimas nenori išvažiavęs dirbti 6 savaičių ar 8 savaičių užsienyje vilkikų važinėti tiek laiko. Išvykusiam iš namų. Vakare nebūti namuose, savaitgalį nebūti namuose, o tai yra mūsų darbas, nes mūsų tie vilkikai, mūsų vairuotojai išvykę važinėja po ES. Tuo tarpu kitų šalių, ES šalių transporto įmonių vairuotojai, jie vakarais būna namuose, jie savaitgaliais būna namuose, nes jie dirba tik vidaus rinkoje. O mes dirbame ne Lietuvos rinkoje, nes Lietuvos rinkos tokio dydžio sektoriai nėra. Ir viskas, ir čia susidurime su problema, kad Lietuvos talentų, Lietuvos jaunimas profesijos nesirenka. ES gyventojus surenka kitų ES įmonės. Mūsų variantas yra vienintelis, tai yra trečiųjų šalių piliečiai, ką mes tą sėkmingai darome, bet dėl tam tikrų mūsų valstybės sprendimų tą padaryti kuo toliau tampa sudėtingiau. Dabar dar ir neseniai Gitanas Nausėda paskelbė savo iniciatyvą, kad imsis tam tikrų migracijos ribojimų. Jis siūlo, kad mažesnių kvalifikacijų darbuotojai šalyje jie galėtų pasilikti ne ilgiau nei 2 metus ir galėtų dirbti tik pas vieną darbdavį ir tada, atidirba tos 2 metus, mažiausiai 6 mėnesiams turėtų išvykti iš šalies. Šiaip bendrai su migracijos politika, Lietuvoje tikrai yra dabar daug tokių diskusijų, daug įvairių minčių. Kaip jūs tą visą diskusiją vertinate ir, pavyzdžiui, šis būtent Nausėdos pasiūlymas, kaip jis galėtų paveikti būtent šią situaciją jūsų vežėjų rinkoje? Jo, migracinė politika ir diskusija aplink migracinę politiką yra toks
kaip puzlė dėlionės klausimas. Atrodo, paveikslas yra kaip ir aiškus, bet dalelių, dalelyčių ir tų, kurie dėlioja tas dalelytis, yra labai didelis skaičius, tiek žmonių, tiek institucijų. Ir tai yra tema, kuri šiandien dienai, sakytume, nelabai turi net šeimininko tikro, dėl to, kad vienus siūlymus teikia Vidaus reikalų ministerija, kitus siūlymus teikia Migracijos departamentas kaip vykdančioji įstatymus organizacija, kitus siūlymus teikia Socialinės apsaugos darbo ministerija, dabar girdime ir prezidentūros siūlymą. Tada dalyvauja Seimo komitetai ir Seimas teikia siūlymus. Ir bendros kažkokios sistemos su strategija, kur mes link einam, mes nejaučiam, išskyrus, turbūt, jeigu galima tai pavadinti strategiją, tai yra, aišku, griežtinimas ir sumažinimas srautų. Mes tuos argumentus, kai yra sakoma, kad žiūrėkite, srautai padidėjus reikia mažinti, vertinam irgi, taip sakyčiau, labai, labai santūrai, dėl to, kad per paskutinius metus, 25 metus, trečiųjų šalių piliečių arba apskritai užsieniečių skaičius Lietuvoje sumažėjo per 20 000. Jeigu 24 metų gale mes turėjom 220 000, tai dabar statistiką matėme yra 200 000. Skaičius bendras yra mažėjantis. Ar tikrai papildomi ribojimai pagerins situaciją? Sunku pasakyti, statistinė galbūt, bet ar tai teigiamas lieps Lietuvos ekonomikai, mes labai labai abejojam. Nes kaip ir aš minėjau iš pat pradžių, kalbant šitą temą, Lietuvoje ne tik transporte trūksta žmonių, trūksta visose, turbūt ūkio šakose žmonių, žmogiškų išteklių, nes verslai sako, mes galime dirbti, mes turime plačias rinkas ES ir pasaulinės, mums reikia tiesiog žmonių ir jų nėra. Tai ta migracijos politika, ji turėtų būti tokia lanksti, atspindinti ir mūsų saugumo interesus, bet lankstumas turėtų būti pirmoje vietoje ir mes turėtume reaguoti į poreikį, ar tai mažinti, kai reikia, kai yra grėsmės nacionalinio saugumo, bet tik tai, kai reikia iš tikrųjų, nes šiandien dienai, kai girdime ir klausome iš politikų, tai yra sakoma apie būsimąjį laiką, kad siekiant išvengti to ir to, mes mažiname, darome tą ir tą. Mes sakome priešingai, kad, žiūrėkit, galima sureguliuoti ir nacionalinio saugumo klausimą, bet tuo pačiu nepakenkiant ir verslui. Tai yra, kad reikia atskirti tuos srautus žmonių, kurie atvyksta gyventi ir dirbti į Lietuvą viduje, nes jie faktiškai ir statistiškai lieka pas mus, nuo tų, kurių yra didžioji dalis, kurie išvyksta iš Lietuvos, kaip yra mūsų transporto sektoriuje. Mes turime 79 000 trečiųjų šalių piliečių, kurie fiziškai Lietuvoje jų nėra. Bet jie kotiruojasi statistikoje ir statistika labai tokia iškraipo tada vaizdą, sako, 220 000 užsieniečių, nors iš jų 100 000 Lietuvoje turbūt nėra fiziškai, jie yra išvykę. Tai čia prezidento siūlymą mes iš principo vertinam teigiamai, nes pagaliau kažkas pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia atskirinėti srautus. Iš kitos pusės, kaip sakoma, yra velnias slypi detalėse. 2 metai mums atrodo galbūt ir realus laikas, kad bent jau transporte užtektų, bet ar kitiems sektoriams, kitoms ūkio šakoms užtektų, kad 2 metus dirba žmogus, čia reikia derinti su kitais turbūt, kitomis ūkio šakomis. Ar jam privaloma yra išvykti iš šalies, galbūt siekiant atskirti būtent tą grupę, kuri iš pradžių pasakys, kad mes atvykome tik dirbti, užsidirbti ir išvyksime, tiems tinka, bet galbūt atsiras žmonių tokių, kurie sakys, aš po 2 metų darbo Lietuvoje, aš noriu integruotis, aš noriu čia gyventi, aš noriu čia imigruoti, aš noriu mokytis lietuvių kalbos, aš noriu mokytis jūsų istorijos, kultūros ir tapti rezidentų galbūt nuolatiniu arba gyventojų nuolatiniu ir tapti piliečių kada nors. Tai galbūt šitiems žmonėm uždaryti to kelio nereikėtų. Tai diskusijai, kas padėta dabar, yra klausimas geras, bet vėlgi, kaip ir minėjau, yra vieni siūlymai prezidento, bet šiandien rytą mes turime naujieną, kai Vidaus reikalų ministerija vakar pasirašo ministras įsakymą apie tai, kad nuo šiandien dienos Uzbekistane, Kazakstane, Zimbabvėje ir berods Kirgistane nebebus priimami nauji prašymai darbo pagrindo atvykstantiems užsieniečiams dirbti į Lietuvą. Ir tada tu galvoji, viena politinė žinutė yra tai, kad mes atskirinėsim srautus ir nenorim pakenkti verslui. Ryte mes gauname žinutę, kad verslas yra eliminuojamas iš Centrinės Azijos rinkos. Faktiškai iš Centrinės Azijos mes nuo šiandienos nebegalime naujų žmonių atvežti. Ką tai reiškia, kokia tai yra strategija, kodėl niekas su verslu to nederina, klausimas yra atviras. Tai dėl to ir vėl grįžtu prie tos minties, kad migracija yra labai išsibarstęs dalykas ir gaila, kad nėra lyderystės politinės sugrupuoti viską ir paklausti ir pasakyti arba atsakyti, kur mes einame ir kad dabar artimiausių porą metų bus strategija tokia. Kolegos, ieškokite kitų rinkų maždaug ir ieškokite, kur kitose šalise įdarbinti žmonės arba kaip tą padaryti ne per Lietuvą. Ką mes ir sėkmingai darome, mes iš tikrųjų analizuojam situaciją kitose šalise ir greitu metu bus priiminėjami sprendimai, kad bent jau mūsų plėtros, mūsų
finansinio kapitalo investavimas bus atliekamas kitose šalise. Mes tiesiog dabar 26 metam turime nusimatę per 2000 naujų vilkikų parko pristatymą mūsų transporto įmonėmis, ir kur jos bus registruotos Lietuvoje ir kitose šalise, mes tą klausimą, tą sprendimą priimsime artimiausiu metu. Tai tokios konfliktuojančios žinutės atrodo iš valdžios ir dabar tiesiog verslui reikia paprasčiausiai taikytis prie situacijos ir reaguoti. Taip, tai va čia ir yra ta didžioji ta neigiama pusė viso to klausimo, kad mes reaguojame jau į priimamus sprendimus. Ir kad ir kartais šneka politikai, tai yra tariamasi, norima tartis su verslu, bet veiksmai rodo kitą situaciją. Yra priiminėjami sprendimai, kai verslas ryte perskaito pranešimą, kad nebeteikit prašymų Centrinė Azija, nes jie tiesiog yra sustabdomas jų priėmimas. Nors Centrinė Azija prasidėjus karui 4 metus buvo tas vienas pagrindinių šaltinių, iš kur atvykdavo darbuotojai dirbti į mūsų ar į kitus sektorius. Taip. Tai tos žinutės yra tikrai tokios prieštaraujančios ir sunku vertinti tą dabar taip greitai. Vyriausybė šiaip pati, bent jau ministrė pirmininkė, labai akcentuoja ir teigia, kad tas bendradarbiavimas su verslu čia yra esminė detalė dabartinės vyriausybės darbo ir šiaip prioritetas. Tai jūs sakytumėt, kad neatsispindi tai jų darbe? Ne, kai kuriais klausimais tai taip, kai kuriais klausimais tikrai, bet kas liečia, yra klausimai, kurie yra... kurie neturi tokio jautrumo, sakyčiau, socialinio, nes migracija Lietuvoje, vertinus mūsų populiaciją, mūsų politikų kartais neapskaičiuotus teiginius ir pranešimus į visuomenę, visuomenės nuomonę ir visuomenės kartais žinias apie migraciją, apie trečiašalius šitoje temoje, yra jautri šitoje temoje. Diskusijų tokių kaip kitose temose tikrai nėra. Ir mes šitą pastebime ir visada sakome. Ir mes esame tie turbūt, kurie nešame tą temą pastoviai ir sakome, kad ją reikia spręsti. Mums reikia žmonių, reikia susidėlioti saugumo klausimus, bet neuždarykite mums tų žmonių atvykimo. Bet ir politikai ir kartais specialiai ir nespecialiai duodami informaciją į visuomenę apie tai, kad trečiųjų šalių piliečių skaičius jau yra didelis ir tai savaime yra jau pati grėsmė, kad jų čia toks skaičius yra. Jie paleidžia tą žinutę į visuomenę ir visuomenė tiesiog tada išgirsta ir sako, wow, mes tikrai nenorime čia Belgijos ar Skandinavijos ar Vokietijos pavyzdžių, kai trečiašaliai atvykę parazituoja, naudojasi mūsų socialinė švietimo ir visomis sistemomis ir nieko čia neveikia. Kai tuo tarpu mes sakome, palaukite, tai nereikia taip visko suvienodinti, nes mes ir sakome, reikia atskirti ir padėti riboti tie, kurie atvyko mūsų konkrečiai sektoriui dirbti ir išvykę dirba kitose šalise ir tik tai Lietuvoje sumoka mokesčius ir iš jos išvyksta, nuo tų, kurie atvyksta čia dirbti fiziškai į Lietuvos teritoriją ir tai reikia atskirinėti. Ir tada trečia dalis tų imigrantų, kurie atvyksta nieko neveikti, jų mums ir nereikia. Taip. O Lietuva neturi prabangos atsisakyti apskritai visų užsieniečių, nes tada klausimas yra iš mūsų, iš verslo pusės pagrindinis. Kas tada dirbs ir kas tada mokesčius? Taip. Gerai, mūsų laikas šiandien visiškai užtiksėjo. Ačiū labai Jums už pokalbį ir ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūrėjote. Susitiksime su Jumis kitą kartą. Iki.